Dėl šitos klaidos, kas čia yra, nes kiekvieną kartą užvedus automobilį išmeta, varysiu pirmadienį į servizą. Pažiūrėsiu, ką pasakys. Ir yra 10 valanda. Ir jeigu gerai suprantu, čia šitas skaičius, va, o šitas skaičius 75 rodo, kiek man iki servizo liko pasikeisti tepalus. 75 dienos, bet jis būna nukrenta iki 45 ar 35 dienų. Tai nežinau, kaip čia skaičiuojasi. Gal kas nors iš protingesnių pasakys. Nuvariau kavos ir prisimenu, kad aš neturiu kur statyti. Neturiu cup holderių. Ir man vienas žmogus sakė atsispausdinti ir tai vis dar nesugebėjau atsispausdinti, nes turiu printerį, man nereikia mokėti pinigų. Tai vis dar neprisėdau atspausdinti. Tai kai atsispausdinsiu, pasidarysiu, tada galėsiu kavą nusipirkti. Dabar neturiu kur laikyti, nei šis, nei tas. Liūdnoka, bet gal vandenuką nusipirksiu ar kažko panašaus. O cup holderį sakė vietoj šito. Ir mačiau yra, kad atsispausdinti pasidaryti. Vietoj šito įsideda rutuliuką ir gražiai atrodo. Bet tada, kur pinigus laikysiu, o dabar vėl šovė mintis. Nu, kažką sugalvočiau. Tai va tokie va dalykai. Ai, va, galiu pinigus laikyti. Oi, va. Va. Labai gerai. Fantastika. Nu, žodžiu. Reikia tik prisiruošti ir pasidaryti. Taip, aš pradėjau darbą lygtais 10, ne 12, tai dabar yra pusė 12, gavau tik 2 užsakymus. Kas jau kažkaip net įprasta pasidarė, per tą laiką ir YouTube spėjau pasižiūrėti, ir Petrą, kuris ten prašo pinigų ir paskui perka padangas dabar jau ir dar kažką. Na žodžiu, su naujausiu automobiliu važinėja ir naujausiu traktoriu, o neturi pinigų tvartui pasistatyti. Tai truputėlį keista. Tai va, bet net tebūnie. Jo reikalas, mes nežinom, kaip jisai ten kiekvienas savo, nežinom, kaip jisai galvoja, tai tegu ir toliau prašo pinigų. O aš varau jaučiu valgyt. Valgyt. Buvau Maksimoj, senai apsilankiau, sakiau, reikia apsilankyti. Nusipirkau 2 sūrelius. Šitie skanus seni. Nusipirkau labai senai kolos gėriau, tai nusipirkau kolos. Ir šiandien viskas kas saldu. Užsimaniau baisiai saldaus. Ir šitų 5% nuolaida buvo, tai pasiėmiau. Visai irgi nieko. Dabar sėdžiu ir galvoju su tuo Petru. O jūs nepastebėjot šitim, kurie aukoja, kad vieną dieną jis neturi pinigų tvartoj, paaukojat pinigų ir tada paskolai sumeta ar ten skolom, o dabar jau turi pinigų ir jisai iš kažkur tvartą pradėjo statyti. Tai ar jisai turi ar neturi tų pinigų? Ir vis tiek žmonės aukoja, tai aš to nesuprantu ir nesuprasiu. Tai jo, žmogus moka manipuliuoti, verslų žmogus verslą daro, renka pinigus ir tiek, o kiekvienam myslyti skirtingai. O mes varguoliai, asiliukai, dirbam už kapeikas. Nu, pas mane čia teritorijos nemažai ir daug šiškų yra. Užsakymų mažai. Todėl eisim valyti visas šiškas nuo trinkelių. Nemažai valyti užtruksiu. Sujungta programėlė, jeigu išauksiu, aš esu toliau negu už miesto. Tai mažai šansų, kad kas nors išauks, bet būna visko. Tai varau valyti, nes dėja yra liūdnoka, dabar yra 1 valanda ir gavau tik 3 užsakymus. Tai pagalvojau, neverta sėdėti mieste, kai užsakymų ir taip ar taip mažai. Tai varau apsidirbti aplink namus. Ir jo aptararai, visas šlavimas ir pasibaigė, sulūžo per šitą angalį. Nu yra kaip yra. Man dar reikės trinkelės, gal šiemet išsiardyti, nes jos visos sukilo dėl medžio. Net ir bortą pakėlė va stipriai. Kaip medis pakelia trinkelės. Ir čia gumbas. Tai reikės iššeiminėti ir lyginti trinkelės. Oi, kaip nenori. Nes nesu profesionalas ir nežinau, kaip tai padaryti, kad gražiai išlygint. Bet gal kaip nors pavyks. O dabar varau pakimarint.
šluotas sulūžo, tai jop tararai. Gerai, 1:30 ir atsijungiu ir nežinau, kada prisijungsiu. Bus matyt. Laukit ir pažiūrėsim. Nes dabar tai... Mačiau ir Vilniui postą, kad kažkam nesiseka, nes užsakymų mažai. Tai galimai ne mums vieniem. Toks laikotarpis. Sveiki. Dabar grįžau. Yra 4:30. Nu, jau dabar sėdėsim iki vakaro. Tikiuosi, po tuos kelis eurus sukrapštysim kažkiek. O bus kaip bus. Ir iškart pridedu 2 nuotraukas, arba ne, 1 nuotrauką su komentarais. Tai rašykit komentarus, visą laiką smagu paskaityti ir kiekvienam vairuotojui, jeigu tikrai patiko vairuotojas, būtinai parašykite. Ir maloniau ir pačiam bus, vairuotojai ir jums, kad žinosit, kad palikot gerą komentarą. Tai malonu, kai ir man palieka, tai naudokitės tą galimybę, jeigu jinai yra, skirt 0,5 minutės laiko. Jop, tararai, iškvietė, atvažiavau į kažkokius miškus ir rašo užsienietį, kad ne ten adresas, ne tas. Ir jop, tararai, va tokiais vakeliukais va tenka kartais pavažinėt. Galvojau atšaukt kelionę, jau buvau prie pat pabaigos. Važiuoju. Ir kai atšaukė, tai jopą padary. Nu, tiksliau parašė, kad ne tas adresas. Nu, svadai va smagiai ir važiuojam. Sakyt, linksmai. Aš čia kaime radau aibę. Ir ką aš toje aibėje nusipirkau? Ledų ir užsimaniau atsigerti, pasėmiau nektaro. Šiek tiek tokiau reikėjo žmogų nuvežti, tai taip ir išėjo. Tai kartu ir pavalgysiu ir atsigersiu. Varysim atgal į savo miestelį, kaimelį. 7 valanda. 7 valanda ir jau yra surinkta, jeigu gerai nužiūrėjau, 70 eurų. Pagaliau. Nes tik vakare prasidėjo judėjimas. Ir tai džiaugiuosi. Fantastika. Galėtų būti ir dažniau šitaip. Gerai, judam toliau. Ir auč, ir pažiūrėsim, kaip seksis toliau. Labai gailiuosi, kad nenusipirkau automatinės pavarų dėžės. Labai gali, kad ir 10 litrų imt kuro. Bet su automatinė pavarų dėžė. Pirmas 100 yra eurų. O dabar yra 12. Šiaip tai jau norėčiau varyti namo, bet yra žodis bet. Galbūt dar truputėlį patimsiu, tai bus matyti kiek. Bet jau 100 yra. Tai jau labai gerai, labai džiaugiuosi. Aišku, per tiek laiko tai čia nėra ko džiaugtis, nes per ilgą laiką susikaupė, bet vis tiek faina. Bim bam, 11:30 ir varysiu namo. Užtenka. Jau nesėdėsiu kaip anksčiau sėdžiu ir iki 1 ir iki 2. Po kol kas užtenka, nauji metai, galbūt ir naujas aš, nenaktinėsim. Ir mano fainas ženkliukas. Kiek uždirbau, dabar nežinau, apie 100 eurų įmesiu nuotrauką ir įmesiu kiek valandų pradirbau, nu visą statistiką, kaip ir visą laiką. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančio karto ir tikėkimės mes susimatysim. Iki.